Informacija keleiviams norintiems vykti. Esame Kyviškių aerodrome. Oras lyg ir pagerėjo. Šalia manęs yra 7 kart Lietuvos akrobatinio skraidymo čempionas Eltonas Meleckis. Gerą dieną. Sveikas. Aš noriu paklausti, ką mes šiandien darysim. Na ką, šiandien suskrisim laisvos programos treniruotę. Pakilsim, atskraidysim pilotažą, patirsim perkrovas, skrydį ir sėkmingai nusileisim. Bus baisu? Jeigu pirmą kartą, tai gal ir įdomu. Pagrindinis pilotas šiandien aš ar jūs? Kartu skraidysim? Kartu, supratau. Tai varom. Iš tikrųjų įsiprašiau pas Lietuvos akrobatinio skraidymo čempioną, 7 kartus Lietuvos čempioną, į lėktuvą, į jo treniruotę. Tai nebus komercinis skrydis. Su pilotu tarėmės, kad jis skraidys taip, kaip skraido savo treniruotėje. Jausmas toks pat, lyg kiltumėm su normaliu keleiviniu lėktuvu. Opa! Šiek tiek kitoks jausmas. Aukštis mūsų yra 600 metrų, greitis mūsų yra 140. Statinė krito. O kas yra statinė? Ne statinė laus, o statinė lėktuve. Statinis vertikaliai aukštyn. Opa. Aš tikiuosi, kad nuo žemės tai atrodo gerai. Nes man tai dangų žemė, kelias pėvo miškas dangų žemė. Noriu tiesiai žemę. Aš esu su parašiutu ir atsitikus kokia nors nelaimė man reikėtų atsidaryti liuką, langą, išlipti, šokti ir traukti žiedą, kuris yra čia. Tarp taip, kad šitą žiedą šiandien pirmą kartą mačiau gyvenime. Atvertimas kampu žemyn. Ir eisim į kampą, sako žemyn. Kem 5 laipsnių kampas, atvertimas. Tai va, žodžiu, galima skristi atsidarius langą, jau labai stipriai vėjas pučia. Taimam greitį ir darysim tilpą. Paklausas, čia jaučiuosi vertikalę. Opa, sukamės, išsivedam. Kažkas chebra nerealaus. Bus perkrova tuoj. Dar nesustačiau lėktuvo, čia yra Jak 52 modelis, 360 arklio galių. Maksimalus greitis 460 km per valandą. Gali kilti iki 4 km. Šito modelio gamybos metai yra 1988, tai lėktuvas toksai jau pilnametis, subrendęs. Per minutę, skraidant taip, kaip skraido mes dabar, šitas lėktuvas suvalgo 2 litrus kuro. Mes dabar esame 900 metrų aukštyje ir vėl kažką tuoj darysim. Dabar darom vertikalę. Darysim vertikalę. Kažkas tokio. Pasisukom. Išsivedam į horizontą. Minus perkrova. Ir suktukas. Opapa.
Dabar abrakadabra. Abrakadabra. Abrakadabra čia buvo. Dabar aš vairuoju. Į dešinę. Į dešinę. Opa. O, viršiai. Opa. O, čia buvo. Darysim kilpą, dabar darysim kilpą. Reikės traukti man į save. Mano kilpa! Mano kilpa! Leidžiam šiek tiek, sakot, leis reikia. Jau. O, nusileisime dabar. Bėgau. Gal ir negalima kišt rankų. Senelį. Pirmam kartui, man atrodo, visai neblogai. Nepykina. Ausis užbuvusios. Nežinau, ką kolega matė nuo žemės, ką nufilmavo, bet ore buvo nerealu. Sveikinu su akrobatiniu skrydžiu. Jau tikras lakūnas akrobatas, dar vienas Lietuvoje. Tikiuosi. Pabandysim, kaip ta žemė atrodo. Sakiau, pabučiuosiu aš čia nusileidęs ir lėktuvą, kad atlaikė. Ir pilotą nebučiuosi, nes gali paskui nekaip atrodyti. Sport in.